Aš turiu omeny desovietizaciją arba santykis su buvusia valdžia arba mūsų atminties sandaras. Prie to mes grįžime. Стургинский еще тоже молодой. И еще цены приносят, видишь? Да. По ботинкам. Ir Lietuva prieš 20 metų buvo nelaisvas dvigubai. Tos problemos buvo išspręsti, bet dėja kaip kur imperijoje, kuri žlugo po to. Sometimes it's not too bad. This building is a Soviet era building.